Sveiki, bičiuliai, šiandieną naujas projektėlis laukia, kol damperinė priekaba džiūna štai tenai prisigito. Mes pasiemam kitą priekabą ir šiandieną bus rąstinis tempikas. Ką žinau, miškovišis, ne? Žioglis. Žioglis? Žiogas. Tegu būna žiogas, čia panašu gal žiogą, tokia kojas ilgos. Šiandieną pasidarysime atnaujimus, užsidėsim tokias papildomas kojas, sutvirtinimus. Nu, žodžiu, pamatom. Važiuojam į vidų ir pradedam darytis. Pradžiai dabar galvom daryti gal teleskopinį ir visgi netgi 3 metrų ilgio padaryti. Nes kartais būna, kai 6 metrų rastą paėmės, tai čia iš šoną išeina šiek tiek. Bet pasižiūrėjom, kad 3 metrų būtų per ilgas ir galėtų labai taip sąlyginai greitai lūžti. Bendrai ką mes šiandieną pasidarysim, šalinsim šituos laikiklius. Čia yra skirta grandinę laikyti, bet šiuo metu nusprendėm, kad grandinių nebenaudosime, o naudosime tvirtinimo diržus, tie, kur ant sunkvežimių dedasi. Šita gervė bus nebe rankinė, o bus elektrinė. Ir jinai bus pastumta į šoną šiek tiek, kad pradžioje galėčiau pakelti rąsto priekį, tada užsirišti. Tada ateina trosas štai čia, jisai eis per skrėmulį, kuris irgi stovės sulyg gervė. Ir tada čia pasiema, pasikelia rąstas, iš 2 galų pakeltas rąstas, nebesivelka per žemę ir galima važiuoti. Štai turime tokią platformą pasidarę. Čia būtent dedasi mūsų elektrinė gervė. Turi savo narvą, aš to įdėsiu, parodysiu kaip atrodo. Buvo išpjautas toks puslankis iš abiejų pusių. Įsimovė, užsivirino ir visas šitas švelelis vadinamas. Užsidėsim kablį, prasivedam laidus. Na, o šitoje vietoje greičiausiai dar darysime tokį kaip mini skydinę arba va čia kažkur. Žodžiu, visiems laidukam ir dalykiukam. Štai taip atrodo įdėjus jau pačią gervę. Šitą vietą prisivirinsime tą dalį, kuri leis trosai lengvai vaikščioti. Nu, netrumpai. Ištrauk šitą atsuk. Ir tai, pamatysi, nulenks tą kablį dabar. Aha. Barštai net nepriveršti, matai. A, ja. Sigitą šalmą pamiršau įsidėti. Čia matote Sigitą virinti metalinę dėžutę, kuri yra skirta susidėti laidus bei daviklius, kurie leis naudotis gervę ne tik šalia spaudžiant mygtuką, bet ir pulteliu per atstumą. Na ir žinoma apsaugos nuo smūgių bei vandens kritulių. Viskas susivirinus ir nudažius juodai turime žiogą paruoštą pirmiesiems mūsų išbandymams. Na ir štai, mūsų žiogas nudažytas juodai, paruoštas. Veikia mūsų gervę, turim štai tokį pultelį. Tai žodžiu, galima bus viską daryti per atstumą maždaug. Aš manau, kad reikia bandytis, žiūrėtis, ar parvešim tą rastą. Štai toks jungimas. Laidukai gražiai čia praeina palei vamzdį. Na, svarbiausias, aišku, važiuojant neužkabinti su šaka ir nenuplėšti. Tada jau šiek tiek minusiukas atsidarys. Dabar Sigitas dar uždegina darželius, pasibaigusius galioti, tai juos tiesiog pasitrumpinom, jų mum ilgų nereikia. Juos naudosim rąstų prisirišimui. Na, kam reikalinga štai tokia priekaba? Kadangi teritorijoje turime apie 10 hektarų miško, kurį sudaro daugiausiai lapuočiai medžiai, jų kasmet nemažai nuverčia vėjas arba šlapis sniegas. Na ir juos dažniausiai reikia sutvarkyti, ypatingai jei jie nukrenta ant takų arba aktyvioje zonoje. Dažniausiai šios vėjovartos virsta malkomis, bet pastebėjau, jog yra nemažai ir gerų medžių, tokių kaip uosis, ąžuolas, klevas arba drebulė. Šių medžių nesinori tiesiog paleisti malkom.
Pradžioje galvojau, jog vešiu rąstus į artimiausią lempivę. Pasidarysiu storų lentų, jas išdžiovinsiu, na, o tada jau kaip nuspręsiu. Na, bet iš 2 lempivių, į kurias skambinau, gavau tokį patį atsakymą. Anksčiausiai priimsime tik po 2 mėnesių. Tada pradėjau domėtis gateliais ir nusprendžiau, jog geriausia būtų tiesiog įsigyti vieną. Gal ne pigiau, bet noras išmokti ir pačiam ruošti lentas nugalėjo. Pradžioje rąstus tempiau žeme. Keturračiai tai buvo iš tikrųjų didelė kančia, o ir visą teritoriją tiesiog suoriau. Taip ir atsirado noras sukonstruoti žiogą. Šiaip bendrai nuo miško tvarkymosi atsirado poreikis plėstis infrastruktūroje. Pirminis malkų džiovinimo taškas, malkinė, dirbtuvės, lempivė, mažoji malkinė. Tiesa, malkinė jau buvo iš anksčiau, bet jos stovis buvo tragiškas, todėl reikėjo darytis viską nuo nulio iš naujo. Apie šios dalykus taip pat, manau, paruošiu kelias serijas, kur papasakosiu plačiau apie malkinės statymą, apie mažąją malkinę, kodėl jos reikėjo ir daugiau. Netoli malkinės turime nuvirtusi medį. Spėliojom, kas čiagi galėtų būti. Tikrai ne uosis, nors iškritęs kaip uosis. Dažnai dėl šaknų, bet šaknis nesupūvusios. Ir tekstūra pačio medžio nėra uosio. Tai daug šansų, kad tai galėtų būti drebulė arba tuopa. Jeigu tai yra drebulė, ją galima parsivežti, susipjausyti lentom ir gal pasidaryti pirtį. Su šito medžiu pasibandysim priekabą. Čia yra išvažiavimas, aš matau, kad mes čia galėtume netgi išvažiuoti per šitą vietą. Aišku, čia gal kiek ir klampu, bet pats rastas, pats medis aukštas, bet aš manau, kad mes jį įsipjausim po 4 metrus tikriausiai. Dar pasimatuosim, kiek čia yra, bet aš įtariu, kad 3 po 4 pasidarysim ir įsivešim, tai čia priekabai neturėtų būti didelė problema. Neužteks rulėtis.
pirmą rastą nusivežėm, lieka antras, atsipjaunam, irgi 5 metrai, šaknis paliksim, tikrai nėra ką su jom daugiau daryti. Mano darbas dabar yra apsisukti priekabą, darysiu tai rankom, paprašiau, priekaba tikrai nėra sunki ir parodysiu, kur transportuojame mes tos rastus, ką su jais veiksim. Šitokį rastą galima būtų, žinoma, pasikelti rankomis. Jisai nėra labai didelis, dviesi iš vieno galo, po to iš kito ir jau ant priekabos galėtum užsidėti. Bet šios priekabos tikslas tam, kad nelaužyti savo nugaros. Kad ir koks bebūtų jisai. Plonas, storas, kam dirbti savo nugarą ir gali įdarbinti kažkokią tai techniką. Na ir dar vienas pastebėjimas su krovinių tvirtinimo diržais. Su jais užtrunkam šiek tiek daugiau laiko pririšti rastą, bet kai atvažiuoji į įsikrovimo tašką, nebereikia su gerve pasikelti tam, kad grandinę galėtum atsilaisvinti. Tiesiog pakeli sagtį, patrauki žvirvės ir rastas nukrenta. Malkinę ir dabar tokie darbai. Tai kol liko valandėlę, norisi pasidaryti žiogo patobulinimus. Pastebėjom, kad reikia priekyje padaryti tokias rankenėlės, kurios neduotų rastui kilti aukščiau ir tuo pačiu jį prilaikytų, kai vidurinį diržą segame, nu, žodžiu, kad jo neperkeltų. Ir tuo pačiu apsaugusime varikliuką. Parsivežėm malkų, vieną kartą strygom, bet nefilmau, kaip strygom, tiesiog karautis mūsų per daug siaurom padangom, jie susimyko nuo svorio ir jau nebe išvažiavo. O dabar pasiruošiu šiek tiek vietos, pasitrauksiu lentas, persikirsiu čia dėsis dar kitos lentos, kadangi čia yra naudojamų malkų, kaip sakant, sektorius, tai reikia, kad būtų puikus priėjimas. O čia yra toks produktas, kurį aš labai įdomiai džiovinau ir dabar nusprendėm su juo dirbti, tai perneščiau į malkinę. Na ir viskas, šiandienos darbas baigtas, pasidarėme žiogo atnaujimus, tai va, apie šitos ir kalbėjau. Jie neleis rastui kilti aukščiau, kai jis bus rišamas šitoje vietoje, nes jeigu čia riši pradeda viršų kelti, tai pagal mano skaičiavimus ir idėją, tai arba lengvesnį rastą nuo žemės pakels, o čia tiesiog apsaugos nuo sužalojimo varikliui. Šiaip pasibandžius viskas kaip ir gerai, nors šita gervė atrodė silpnokai veikia, kažkaip negražiai jinai veikia, bet čia visgi viskas gali būti dėl to, kad nelygiai viskas susiviniojo į pačią gervę, tai gal planas būtų trumpinti trosą. Pagalvosiu, kol kas netrukdė, kol kas viską pakėlė. Pats svarbiausias dalykas tiesiog, kad nepareitų į galvą. Na, va, čia jau palenkimas yra, čia būtent nuo aprišimo rasto taip nutinka. Tai kad taip nenutiktų, reikės gal virvutę naudoti. Čia yra produktas, apie kurį ir kalbėjau. Vadinu produktas arba gaminis dėl to, kad tai nežinau, ar yra mediena naudojama. Taip, tai yra mediena, bet tai gali būti arba baldas, arba konstrukcija pavėsiniai, kas gal ir visai būtų smagu. Arba paprasčiausiai tai yra malka. Kies turesnė mediena, šiaip visai žuvusi, vienas nešiojau, o po to jau pavargau šiek tiek. Jinai žuvusi tikrai, jinai laukia stovėjo vasaros, tai mačiau yra šiek tiek ir paskilinėjusi,
Tenai kraštelis gerai gal matosi ir įsilankščiusi mediena. Vėlgi, nežinau, kokia tai yra tiksliai mediena. Na, bet pats rastas, kurį supjaustėm šitą, tai buvo iššūkis. Jį atsivežti buvo tikras iššūkis. Eik, tisa. Gerai. Palei žemę, bet pakeltas. Pakeltas rastas ir mes po truputį lengvai judame link lempinės. Rytoj ar su rastais žaisim, nežinau, gal rytoj jau žaisime su ekskavatoriu ir čia prie pirties bandysime realizuoti būtent tą medieną, kuri čia buvo. Gal ir ne? Na ką, naujoji diena, šiandieną pasnigė, nedaug, bet jau toks sąlyginai pirmasis sniegas gali vadintis. Šiandien atvažiavom tą pačią vietą, kur vakar rinkomės malkas, tai šalimai stovi keli uosiai nuvirtę, kaip ir minėjau, o gal ir neminėjau, yra toksai dalykas kaip uosių maras, supūna šaknis ir tiesiog nudyro vėjo iš šaknų išverčia visą uosį. Štai taip atrodo uosis, kuris supūna, jos tampa minkštos, tokios, sakau, iškart nuūžos, strupė. Aišku, čia gali būti ir šiaip tokie metų jau korozija pavadinkim, kurinėje, bet va taip tiesiog tvarkingai iškrenta uosis į savo šaknų. Ir čia yra mažas uosis. Mes esame daug didesnius uosis, taip, kaip sakė, išgelbėję, išsaugoję, nu kaip išsaugoję, tiesiog nepavirto puvėko, o parvežėm ir susipjaustam. Tai gaila iš tikrųjų, kad uosiai taip krenta. Aš labai pergyvenu dėl to pagrindinio uosio, kuris yra mūsų kieme. Tai nežinau, kaip tas maras ateina, kaip jisai užpuola, bet žinau, kad tik tai šaknis pradeda kažkokie kirmeliukai, vabaliukai valgyti ir susivalgo tas. Tai mūsų 4-metis rastas uosinis ir ištrauktas iš duobės. Kad įsiaiškint, kokia gylio duobė, aš tiesiog nusileisiu. Mano akių lygyje telefonas laikomas. Tai buvo ką veikti iš tikrųjų. Ir Zygis nebeišvažiuoja. Gal ir išvažiuoja. Nu, žodžiu, reikalas tas, kad viskas pagal planą, pagal idėją, taip ir turėtų būti. Bet 18 minučių įsitraukti vieną 4-metrį rastą. Šitą rastą turėtų būti žymiai lengviau paimti. Aha. Nu, pegas veikia taip, kaip ir turėtų. Nu, bus kokios lentynos, komodėlės padarytos iš šito rasto. Wow! Tiesa, šitas tiltas yra padarytas grinai iš mūsų medienos, mes patys spjausam, nusideginam jį ir jis labai gerai tarnauja ir tikrai gerai laiko. Ir lygiai iš to pačių uosių padarytas. Gerai?
štai antrasis rastas, šiek tiek lengvesnis buvo. Dvigubai greičiau įsitraukiam. Jo iš duobės traukti visai net nereikėjo. Storis sąlyginai panašus, tik tai daugiau šakų. Jeigu oras kitą savaitę leidžia, tai pasidarysime tokį pjausimo vakarėlis. Pjaustysim šitos 2 rastus. Dar ir šitos 2 uostą susipjaustysim. Ir dabar pakeliui važiuojant radau tiesiog tokį numestą, nuvirtusį šviežią gerą uostą. Tai mat prie pat išvažiavimo, tai mes jį pabandysim irgi dabar susirinkti. Tik keturratis pradėjo pūliuoti. Nebenori jungti galinės pavaros, atbulinės pavaros ir atgal nebegam pavažiuoti. Keturratis iš tikrųjų jau 5 metai su mumis, tikrai labai patenkintas esu šiuo modeliu, tiesiog darbinis arklys labai daug padėjo ir galiu sakyti, tikrai atsipirko ne vieną sykį. Dabar užsistumėm rastą į ten vietą, ten šiek tiek pakelta bus, kad nebūtų visiškai ant žolės. Jeigu netyčia nepjaustytume ateinančią savaitę. Štai turim tą patį rastą, apie kurį kalbėjau. Tai kaip ir minėjau, ta problema. Šaknis supūvo. Ten va matosi net gerai, kai jos papūšęs. Šioje vietoje įsigytų šiek tiek yra sunkiau su keturračiu privaryti priekabą, kadangi nebeveikia galinė pavara. Šiek tiek pergyvenau, nes galvau, kad sugedo robotas. Na, o pasirodo, gedimas buvo tik tai 2 nutraukti laidukai nuo daviklio. Greitai susitvarkė, bet žinoma jau po visų šitų rastų tempimo. Pornografija. Palik. Nekrenta. Galėjom atgal jo. Palauk. Čia pabandom. Pabandom. Pasvantis. O, laikau. O. Dar. Ja. Atleisi? Viskau. Hop. Iš galo. Ja. Į priekį. Hop, 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 hop. Trauk diržą. Skylė. Matosi, byra. Šiaip pats rastas nėra pats geriausias, blogiausiu atveju paveiksim. Pažaisim, nepavyksim aukas. Tik pečiuką.
Tai va, 3 rasteliai. Pasižiūrėsim, ką iš jų galima padaryti. Na vis tiek, užtrunka laiko, jeigu nebūtų miškas, nebūtų tokia tankmė, tikrai žymiai greičiau viskas pasidarytų. Dabar, na, apie 3 valandėlės geras, 3 rasteliai ir kainavo laiko. Realiai galim pasakyti, kad atėjo žiema, nes snyguriuoja, realiai snyguriuoja ir liuks veikia žiogas, žiogelis, žiogauskas veikia. Dabar važiuojam keturatį tvarkytis, nes galinė pavara dingusi ir pas laikas gal stabdžius susitvarkyti. Na, o dabar palyginimui mechaninė gervė, su kuria tikrai būdavo ir pavojinga, ir sunku, na ir iš tikrųjų nelabai pasikeldavo. Tai galima sakyti, kad projektas pavyko, skaitom. Jeigu patiko šis video, paspauskit patinka, prenumeruokit kanalą ir jau kitame epizode papasakosiu daugiau apie tai, ką darome su ta mediena, kurią atvežam iš miško. Sveiki, nebrau.